sukurtas, krepšinis sugalvotas, kad metais. Pirmi metai, 1899. Tiesa, dar toks klausimas, pirmosios varžybos, kaip atrodo, kokiu rezultatu baigėsi? Vienas minutės. Jeigu jūs iš tikrųjų mylite norite žaisti krepšinį, tai žinokit neužtenka. Svajonės, kurios deda į kažką, ar susimąstyti. Jeigu aš galiu padaryti 10 atspaudimų, jis padaro 15, padaro 20 šuoliukų, padaro 20, tai visą galvą bus geresnis. Ir man reikės tada daryti daugiau už jį, kad aš būčiau geresnis. Už Lietuvą! Aš žinojau, kaip senesniais laikais krepšininkai treniruodavosi. Jie įdėdavo labai daug darbo ir dirbdavo namuose ir ne tik treniruotis. Man labai patiko šitą istoriją, kaip jie pradėjo, kaip senesniais laikais, kad viską darydavo, namuose daug dirbdavo ir kad būtų geresni ir viskas. Ačiū.